Panevėžio miesto gimtadienio renginių ciklą sekmadienio popietę užbaigė automobilių slalomo varžybos Aukštaitijos sostinės taurei laimėti. Po ilgo laiko atgaivinti slalomo varžybų idėją mieste pasiryžo Panevėžio automobilių sporto klubas Lada Sport. Į miesto šventės dalimi tapusias varžybas užsiregistravo 60 dalyvių. Tiesa, buvo ir daugiau norinčių pademonstruoti savo vairavimo sugebėjimus, tačiau registraciją teko stabdyti dėl maksimalaus dalyvių skaičiaus. Urbšio gatvėje paruošta slalomo trasa tapo išbandymų 5 automobilių klasių dalyviams. Vairuotojai varžėsi priekinė, galinė abiem ašimis varomų automobilių klasėje. Dar viena klasė buvo skirta dalyviams, kurie ant savo automobilių buvo susimontavę sportinio tipo padangas. Atskiroje klasėje varžėsi ir 6 merginos. Slalomo dalyviams paruoštą trasą teko įveikti 3 kartus, nors trasa ir nebuvo greita, tačiau pareikalavo meistriškumo ir tikslumo ją įveikiant. Ne vienam dalyviui koja pakišo baudos sekundės, kurias šie uždirbo stumdę, vertę trasą žyminčius kugelius ar pračiuožę vadinamąją bazę. Į 4 valandas trukusį renginį susirinko ir gausus būrys autosporto gerbėjų, užpildžiusių visas saugias varžybų stebėjimo zonas. Viso renginio metu žiūrovai taip pat galėjo dalyvauti konkurse, skaičiuojant lipdukus ant Tomo Markelevičiaus Mitsubishi Colt automobilio. Burtų keliu iš 8 teisingai lipdukus suskaičiavusių žiūrovų išrinktas nugalėtojas, kuriam per savaitę bus pagaminti ir įteikti specialūs ASK Lada Sport marškinėliai. Po 3 įskaitinių važiavimų teisėjams susėdus skaičiuoti rezultatų žiūrovai galėjo mėgautis ir dar vieną staigmeną – stebėti motociklų triukus atliekančio vaikino pasirodymą. Susumavus rezultatus paaiškėjo visų klasių nugalėtojai. Priekinė ašimi varomų automobilių klasėje, kurioje startavo 21 dalyvis, triumfavo Gvidas Šipelis su Peugeot 206 CC. Antroji vieta atiteko Algirdui Pundziui su Honda Civic. Trečiąją vietą iškovojo Tomas Markelevičius su Mitsubishi Colt. Galinė ašimi varomų automobilių klasėje varžėsi 7 vairuotojai. Geriausią rezultatą čia parodė ir klasės nugalėtojų tapo Darius Jakštonis su Mazda MX-5. Antroje vietoje įsitvirtino Mindaugas Draugelis vairavęs BMW 325. Trečia šioje klasėje liko Mantas Petrovas vairavęs tą patį automobilį. 4 varomųjų ratų klasėje, kur taip pat užsiregistravo 7 vairuotojai, geriausiai pasirodė Andrius Antanaitis su Subaru Impreza. Taip pat Subaru Impreza vairavęs Paulius Sprindys čia liko antras. Trečiąją vietą iškovojo Mantas Kvedarauskas su Audi. Sport klasėje, kurioje varžėsi 19 automobilių sportinėmis padangomis, nugalėjo Subaru Impreza vairavęs Paulius Sprindys. Andrius Antanaitis taip pat su Subaru Impreza pelnė antros vietos apdovanojimą. Trečia sport klasėje liko Mindaugas Draugelis su Lada automobiliu. Prie starto linijos stoti panoro ir 6 merginos. Čia greičiausia buvo nuolatinė prizininkė Sandra Petrovienė su Nissan Sunny. Antra vieta atiteko Rimantei Pranauskienei su Mitsubishi Colt. Dalia Gritėnienė vairavusi tą patį Nissan Sunny, kaip ir nugalėtoja Sandra Petrovienė, iškovojo 3 vietą. Slalomo šventės kulminacija tapo visų klasių nugalėtojų tarpusavio varžybos dėl pagrindinės Aukštaitijos sostinės taurės. Tiesa, organizatoriai dalyviams paruošė staigmeną. Jie trasą privalėjo įveikti ne savo, tačiau varžybų rėmėjo vairavimo mokyklos Festina Lente automobiliu Volkswagen Golf. Finalinis važiavimas lėmė, kad greičiausias Panevėžio miesto gimtadieniui skirto slalomo dalyvis Paulius Sprindys iki tol važiavęs Subaru Impreza automobiliu bei sėkmingai pasirodęs finale su vairavimo mokyklos Festina Lente Volkswagen Golf.